Ar mane visi girdi? Taip. Gerai. Tai iš tiesų šiandien yra jūsų didžiulis įvykis jūsų gyvenime. O prieš didžiulius įvykius visada reikia prašyti savo tėvelių, kad jie jūs palaimintų. Supratote? Tai dabar reikės jums ką padaryti. Vaikai reikės atsisukti į savo tėvelius. Ir dar reikės atsiklaupti prieš juos. Aha. Nu, ar vietos yra? Ar ten visi? Girdėjote? Gal aš ateisiu visi priekį. Ar visi pasirašė? Dabar žiegnosimės visi kartu. Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Vaikai, aš dabar pasakysiu, o jūs, vaikai, kartosite po to. Pasiruošę, vaikai? Palaimink mane, tėvelį ir mamytę. Palaimink mane, tėvelį ir mamytę. Gerai. O dabar reikės kalbėti į tėvelius. Jo? Tėvelį uždėkite kairės rankas ant galvų. Aš sakau, tėvelį kartoja. Dieve, kuris vaikams įsakei savo tėvus gerbti ir iš šio įsakymo besilaikantiems pažadėjai savo palaiminimą. Teikis palaiminti. Dabar sakysite, mylimas savo sūnų arba dukterį, ką turite? Taip, mylimas savo sūnų. Pasakote vardą. Apsaugoti nuo kūno ir sielos pavojų. Tai nuvesti į amžiną dangaus laimę. Amen. Te palaimina tave Dievas ir aš tave laiminu. Dabar mokėsite laiminu su dešinę ranką ir sakysite vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Dabar tėvelį ir mamos pabučiuoja vaikus į žandus. O vaikai pabučiuoja rankas. Tėvelį ir mamų. Viską padarėt. Dabar galima atsistoti. Atsisukam. Taip. Dabar biškutį jūs po vieną lašą švęsto vandens ir po to palengva iš lėto eisit. Taip? O vietas bažnyčioje jūs žinote. Tai tada ramybės visiems, geros nuomonės.
Visuotinėje bažnyčioje švenčiame Kristaus žengimo į dangų šventę šeštines, o mūsų parapijoje labai brangi šventė. Mūsų vaikučiai, jų kiek yra apie 60, pirmą kartą priims šventąją komuniją. Dėkoju jums, brangus tėveliai, mamytės, seneliai, kad leido savo vaikams sulaukti šiandien tos dienos. Dėkojam tikybos mokytojams, katechetams, kurie per šiuos mokslo metus rūpestingai, kantriai juos mokė. Taigi šventos mišios aukojamos už jūs visus, už jūs, brangus vaikai, už jūsų tėvelius, senelius, močiutes, tikybos mokytojus, katechetus, už visus, kurie vienok ar kitokiu būdu prisidėjo prie šios brangios šventės. O vaikai, kaip visada sakau, prieš mišių pradžią, kad Viešpats iš tiesų maloniai priimtų mūsų auką, mūsų šią brangę dieną ir šventę. Prieš mišias nuleidę galvas, keletą sekundžių apmąstykime savo klaidas, kad iš tiesų Viešpats mums viską dovanotų ir leistų pakviesti Jėzų į savo širdis. Siųstas gydyti nuodėmės sužeistų širdžių, Viešpatie pasigailėk. Atėjęs šaukti į atgailą nusidėjėlių, Kristau pasigailėk. Įžengęs pas Tėvą mūsų štarti, Viešpatie pasigailėk. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Garbė Dievui aukštybėse. Melskimės. Visagaliai Dieve, užtvindyk mūsų širdį šventu džiaugsmu ir nuoširdžiausiu dėkingumu, nes Tavo Sūnaus įžengimas į dangų reiškia ir mūsų pergalę. Ta garbė, kurią jau pasiekė Kristus mūsų galva, laukia ir mūsų jo mistinio kūno narių. Jis, būdamas Dievo, su Tavimi šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius.
iš apaštalų darbų. Pirmoje knygoje Teofiliau aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė, iki tos dienos, kuria buvo paimtas į dangų, pirmiau per šventąją dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios jis jiems pateikė daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per 40 dienų jiems rodydamas ir aiškindamas apie Dievo karalystę. Kartą, bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti Tėvo pažado, apie kurį tarė jis esate girdėję iš mano lūpų. Nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąja dvasia. Susirinkusieji ėmė jį klausinėti: Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jis atsakė: ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos tėvas nustatė savo nuožiūra. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojai Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lig pat žemės pakraščių. Tai pasakęs jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn ir debesis jis paslėpė nuo jų akių. Kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo įžengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo: vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate matę jį žengiant į dangų. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką pabaigos. Jėzus pasakė savo mokiniams: yra parašyta, kad Mesijas kentės ir 3. dieną prisikels iš numirusių, ir jo vardu visoms tautoms nuo Jeruzalės bus skelbiamas atsivertimas nuodėmių atleidimui gauti. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano tėvas. Jūs pasiliksite mieste, kol būsite apdovanoti jėga iš aukštybių. Jėzus nusivedė mokinius palei Betaniją ir iškėlęs rankas palaimino juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį, paskui didelio džiaugsmo kupini grįžo į Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino Dievą. Girdėjote Viešpaties žodį. Na, atsisėskime. Vaikai, kaip gražiai jūs sėdite, kaip bajorai. Jums tikybos mokytojai parašė tokius krėslus gerus, kad nepavargtumėt. Tai dabar noriu paklausti vaikų katekizme, koks yra pirmas klausimas. Ar žinote, jau užmiršot?
kam žmogus gyvena ant žemės? Toks klausimas. Ir koks to klausimo būtų atsakymas? Ar vaikai girdite? Gyvename tam, kad vykdytumėm Dievo valią ir nueitume į dangų. Vaikai, ar miegat? Jo, iš tiesų žmogaus tikslas yra gyventi pagal Dievo valią ir nueiti į dangų. Tokia simbolika mes šiandien, kai švenčiame Kristaus dangun žengimo šventę. Taip, mums ši šventė, katalikų visuotinė bažnyčiai, primena, kad mes per gyvenimą eidami šiek tiek turime sustoti ir pakelti akis į dangų. Va, kunigas Julijonas eina, jis pastatė bažnyčioje bokštą. Dabar klausiu, ar jūs eidami į mokyklą, ar į darbelį, ar į kokį prekybos centrą, pakeliat akis ir matot bažnyčios bokštą, kryžių bažnyčios. Matot ir pastebit labai gerai. O šiandien Viešpats liepia dar aukščiau pakelti žvilgsnius į dangų. Nes ten yra mūsų dangiška būsimoji tėvynė. Ir šiandien Kristus įžengė į dangų kaip pirmutinis, kaip galva, kaip vienas iš mūsų pirmutinis, parodė mums ir pavyzdį, ir gyvenimo tikslą, kad jeigu iš tiesų mes dažniau pakelsime akis nuo savo darbų, nuo savo užimtumo, nuo savo mokslų, nuo kompiuterių, nuo visko, šiek tiek dažniau pakelsime akis į dangų, į bažnyčios bokštą, jeigu dažniau suksime bažnyčią, tai mūsų laukia tas pats ir mes pateksime į dangų. Ar mes norime dangaus? Taip, iš tiesų, nebūtų ne vieno žmogaus, kuris nesakytų, kad nenoriu dangaus, nebent nesveikas žmogus jis būtų, nes danguje yra mūsų laimė, mūsų tikslas, mūsų gyvenimo kelionės centras. Tai iš tiesų, mano mielieji jaunieji draugai, jų tėveliai, mokytojai, prisimenu turbūt istorijai, toks buvo Napoleonas Bonapartas. Kažkada mokiaus mokykloje, jis ten sukėlė revoliuciją prancūzišką, žinote. Ir koks jis buvo didis karžygys, nugalėjęs šitai visą pasaulį. O galų gale, kai jis jau senatvėje buvo ištremtas į Šventos Elenos salą ir kai nuvažiavo pas jį žiniasklaidos atstovai ir paklausė klausimą, kada tavo buvo laimingiausia diena pasaulyje, gyvenime. Ir tas paklausėjas tikėjusi, kad Napoleonas pasakys, kad kai jis laimėjo pusę pasaulio, kai jį šlovino visa tauta ir pasaulis, tačiau jis apsiriko, nes Napoleonas pasakė, kad jo laimingiausia diena pasaulyje ir gyvenime buvo pirmosios komunijos diena.
Visuotinė malda, brangus broliai seserys, besidžiaugdami vaikučių laimę, pirmą kartą jiems priimant šventąją Eucharistiją, drauge su jais dėkokime Viešpačiui ir melskime palaimos, tardami žodžius: išklausyk mus, Jėzau. Gerasis išganytojau, veikiant didžiajam meilės sakramentui, uždek kunigų uolumą, pašvęs gyvenančių šeimose, stiprink visus besiartinančius prie tavo šventojo stalo. Gerasis išganytojau, išlaikyk tyras tas širdis, į kurias šiandien pirmą kartą įžengi. Gerasis išganytojau, palaimink tėvelius, kurių vaikučiams leidai šiandien save priimti šventoje ostijoje. Išklausyk mus, Viešpatie. Gerasis išganytojau, dangaus gerybėmis apmokėk tiems, kurie rengia vaikus pirmąjį šventajai komunijai, mūsų tikybos mokytojus ir katechetus. Išklausyk mus, Viešpatie. Gerasis išganytojau, leisk mums dažnai priimti tave švenčiausiame sakramente. Išklausyk mus, Viešpatie. Gerasis išganytojau, laimink mūsų Kuršėnų parapiją, jos vaikus ir tėvelius bei tikybos mokytojus. Išklausyk mus, Viešpatie. Melskime, su mumis gyvenantis Dieve, išmokyk mus branginti tavo artimybę ir ją pasinaudoti savo gyvenimui pašventinti. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Leisk mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mūsų kaltes, kaip mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų nuodyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Gelbėk mus, Viešpatie, nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. O linkėkite vieni kitiems Kristaus ramybę.
ateis kaip pasaulio teisėjas. Didingas įsėdė sostę su Dievu Tėvu ir su jumis iki amžių pabaigos pasilieka, tad ir teguodžia jūs jo artumas. Tad palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Telydi jūs viešpaties malonė. Na, dabar visi atsistokime. Taigi, vaikai, dabar pradėsim dar visus šventinimus ir taip toliau. Dabar pradėsime šventinti rožančius, rožinius. Taip, rožinius turite, juos laikykite kažkokiu tai būdu. Visi turite, taip? Na, kurie bažnyčia gali turėti, taigi šventinam rožinius. Te padeda mums viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, Marijos Sūnau, palaimink šiuos rožinius, skirtus švenčiausios tavo motinos garbei, kas jos pagarbiai nešios ir maldingai kalbės, tavo gailestingumo remiami, tegul išvengs visokių nelaimių bei pavojų. Gyvenime apdovanok juos apsčiais savo malonėmis, o mirties valandoje pati švenčiausia mergelė Marija juos gerais darbais pasipuošusius te nuveda pas tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Švenčiausia mergelė Marija. Kristaus ir mūsų motina. Šiandien aš pasirenku tave. Savo globėją ir gynėją. Meldžiu padėk man. Visuose reikaluose. Dabar ir mirties valanda. Amen. Man suteikta galia priimu jūs į rožinio maldos mylėtojų tarpą ir skiriu jūs dalininkais visų malonių, kurias Dievui pelno tos maldos platinami mylėtojai, Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Dabar šventinsiu škaplierius. Ar turite škaplierius? Juos tada kažkaip įdėkite savo delnelį, nes po to mes su kunigu Julijonu tuos škaplierius, kaip pašventinsim, uždėsim jums ant kaklo. Taigi visi turėkite savo delnuose, taip? Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, žmonijos išganytojo, palaimink šiuos škaplierius, kuriuos išleidęs tau ir tavo gimdytojai, mergelei Marijai, Karmelio kalno karalienei tavo tikintieji ir tikinčiosios, pamaldžiai nešios, ir Dievo gimdytojai užtaria, apsaugok juos ir jas nuo sielų priešo, kad tavo malonė išlaikytų iki mirties, to prašome per Kristų mūsų viešpatį. Mantas Gricius.
Justina Šiuipytė. Airidas Petkus. Živilė Milašauskaitė. Monika Milašauskaitė. Osvaldas Mažeika. Arnas Mažeika. Kasparas Kubilevičius. Arvidas Gorelis. Edvinas Fedirka. Modestas Čirnauskas. Laura Burbaitė. Gintarė Varpučianskytė. Edas Trumpis. Karolina Siriutė. Karolis Rimkus. Grantas Mačijauskas. Gintarė Lučinskytė. Rogilė Leliukaitė. Gretė Labanauskaitė. Gediminas Kybartas. Matas Kavaliauskas. Valda Grikštaitė. Simona Grikaitytė. Samanta Grikaitė. Evelina Baltrušaitytė. Erikas Malkeris. Viktorija Saviskaitė. Tautvilė Saltauskaitė. Berta Rupšytė. Gabija Rybikauskaitė. Vilius Vakačimas. Taip, ne? Atsiprašau. Povilas Miskevičius. Deimantas Matas. Onutė Kodytė. Akvilė Kirjavaitė. Gabrielė Januškaitė. Ieva Griciūtė. Monika Kalinauskaitė. Gerardas Fabijonavičius. Arnas Deksnys. Simona Daukantaitė. Gabija Lišauskaitė. Ar visi gavote? Tai geros kelionės. Padėkoti nuoširdžiai kunigui mūsų klebonai, kunigui Julijonai, mūsų vaikučių tikybos mokytojams,
vargonininkai, tikrai už kantrybę, už rūpestį. Ir turbūt prisipažinsim, kad paišdygaudavom mišių metu vis to būdavo, bet rezultatas yra ir nuoširdus ačiū. Ateityje turbūt stengsimės ne tik pastebėti bažnyčios bokštą, bet ir užsukę į bažnytėlę, švęsti tą pirmąją šventę, prisiminti ją ir būti su dievuliu. Ačiū Jums labai. Bet žiūrėk, ką nu, kad žiūrėk, nu, kas čia mums pasiūlymą? Net neapsiau, nesakyk, ką žinau, išėsi tai mūsų. Ateik, ją, Te ves,